labai džiaugiamės galėdami dalyvauti stovykloje. Gavom pakvietimą Lietuvos neįgaliųjų fizinės aktyvumo asociacijos. Tai mums yra žingsnis į priekį, vaikai gali tobulėti. Aš kaip trenerė galiu tobulėti, nes mes dalinamės informaciją su kitais treneriais susitikę. Ypatingai čia, kada mūsų veikla yra vaikų su negale, tai mes galim pasidalinti ir niuansais, kurie būtent siejasi su vaikais apie fizinę negalę, būtent kokie raumenys dirba, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai va čia man tai kaip treneriai irgi labai didelė nauda, o vaikams žinoma. Visiškai yra, vaikai visai kitaip klauso, sakykime, kito trenerio nurodymų. Ir tada dar labiau būna susikaupę. Plaukimas man yra praktiškai kasdienybė, o treniruotės mano, nežinau, gyvenimo dalis pagrindinė. Be jų aš būčiau praktiškai niekas. Šios stovyklos aš tikiuosi susirasti naujų draugų, patirti daug patirčių ir, nežinau, linksmai praleisti laiką. Manau, kad iš tokių stovyklų galima pasimokyti naujų dalykų ir tikrai gerai pasportuoti ir praleisti laiką.